Inkubatorius vėl savo vietoj virš šildyklos. Pasišoviau 35 kiaušinius, kadangi nedaug vištų, tai vis negaliu pririnkti per kartą pilną inkubatoriaus. Tai va, tai situacija tokia. Ir čia yra 21 viščiokas, kuris išsirito po to papildomo dadėjimo. Tai va, tai visai neblogai. Aišku, vienas yra biški toks, nežinau, liktai kai dėjau buvo visi gražus, bet spėju šitas vienas va išsiminusuos, nes jis kažkoks, nežinau, tai ant kojas, tai spardai kaip tai šonus krypsta, nu vienu žodžiu, kažkoks silpnesnis. Tai vienu žodžiu nežinau kaip bus, turbūt nieko gero iš tokių dažniausiai nebūna, jeigu iškart stipriai negyvena, nelaksto, tai ir nelabai ten jie po to tokie prieš kitus atsilaiko. Nu, bet kai bus, tai nu žodžiu irgi neblogai. Tai buvo antrą partiją dadėta 24 kiaušiniai ir dabar berods 21 ar 20 viščiokų išsirito, jau nebesuskaičiuoju. Nu, tai visai neblogai. Net jeigu tas ir vienas išsiminusuos, tai rezultatas iš va to papildomo dadėjimo tikrai labai geras. Va, kaip dūksta jie, fainiai mažuliukai šitie. Tai va, situacija tokia su jais. O čia trumpas reportažas nuo šitų. Šitie taiškė tai vapšė didelį, reikia valyti. Rytoj valysiu jau padėklus, ištrauksiu ir išvalysiu kakaliukus, nes jau daug jie prikakojo. Tikrai jau ir kvapelis nekoks darosi, tai bus puikiai traša, kaip sakant. O va, jau sparneliai kokie, jau plunksnelės kokios pas juos, va, ypač ant to gerai matosi. Juodučio jau kokios plunksnos, va, o kokios plunksnytės gražios margos. Ir pašyta jau didelės. Tai, parodysiu sparnelius, o kokie va. Nu tai va.